Sveiki visi, šiandien vėl nedidelis siuntinukas. Dabar atkeliauja dar po to didesni siuntiniai. Tai va, rodau, parašyta Plastic Toys, labai irgi greitai atkeliavo, 2-3 kažkur savaitės. Labai pigus ir toks, nežinau, žaislas pavadinkim. Galite pasiruošti ar Halloweenui, ar kažkam. O štai toksai. Taip, čia yra voras, bet jį reikia dabar išlankstyti taip, kad jis atrodytų labai realiai. Au. Svarbiausia jo nesulaužyti. Nu jo, sulankstę. Vat kiniečiai visą laiką ką nors turi pridaryti. Nu va, kažkur tai taip gal, net nežinau. Reikia išlankstyti. Byra visas. Va taip. Va šitaip. Jis ten pigus. Matysit kainą, kaip visada įdėsiu. Akis kreivai. Nu, žodžiu, o dar ir juda. Jeigu nepasimes putplastis šiandien. Ja. Turbūt taip turėtų būti. Jeigu dar naktį šviestų, tai būtų visai neblogai. Žodžiu, visas byra, čia man jau pribirėjo. Ne kažką. Nu, žmogui, kuris pirmą kartą pamatys, išsigas, gal bus ir įdomu, o šiaip tai, kad jis realiai atrodo, tai nepasakyčiau. Tai va, tai einat jūs tamsoje ir pamatot, štai, išlindęs. Sėdi žiūri. Arba štai einat, op, ir voras sėdi. Išsigastumėt, nu ko gero. Einat ir tau voras, o taip va. Nu jo. Tai iki kitų kartų.